Antrąją pergalę Baltijos Schenker lygoje iškovojo Vilniaus Flamingo Volley tinklininkai, kurie rezultatu 3-0 namuose įveikė Paidės Jarvama ekipą. Rungtynes geriau pradėję svečiai įtemptoje pirmojo seto pabaigoje nusileido 21-25 ir po to atsitiesti nebesugebėjo. Flamingo Volley užtikrintai pradėjo antrąjį rungtynių setą ir pasinaudoję varžovų klaidomis laimėjo ir jį 25-16. Paskutinėme sete varžovams iš Estijos rimčiau pasipriešinti nebepavyko ir vilniečiai rezultatu 25-14 pelnytai iškovojo pergalę. Vilniaus Flamingo Volley gretose rezultatyvumu išsiskyrė Edvinas Oškelis, kurio sąskaitoje 15 taškų, 11 pridėjo Artur Incelovič, po 9 Robert Juchnevič ir Jonas Rakickas. Pralaimėjusiems 10 taškų pelnė Marko Vanci. Šiaip čia buvo tos varžybos, kur mes galim džiaugtis rezultatų. Žaidimas nebuvo ten itin geras, bet mes turime 3 taškus ir šioje situacijoje mums tai yra labai gerai. Lyginant su vakar, kokybės prasme, kurios buvo kokybiškesnės varžybos? Aš manau, kad vakar mes žaidėme geriau, bet šios dienos komanda ji nesugebėjo mus spausti taip, kaip sugebėjo spausti vakarykštę komandą. Šiandien mums tiesiog reikėjo tvarkingiau sužaisti priimant ir paduodant. Šitoje vietoje mes tai įvykdėme ir varžovai padarė daugiau klaidų negu mes. Nuo antro seto visiškai atrodė, kad jau kontroliavo varžybas, ar čia gali būti, kad jau ir varžovai pasidavė kažkaip? Galbūt, dėl to, kad vis dėlto pirmam sete iki pabaigos iniciatyva buvo jų rankose, bet mes sėkmingai padavėm. Edvinas Vaškelis, jis padavė ten berods 2 ar 3 pakankamai sudėtingos planerius ir jų dėka mums pavyko sulyginti rezultatą ir išsivežti pirmin. Po varžybų Vilniuje Vilniaus Flamingo Volley su 2 pergalėmis ir tiek pat pralaimėjimų šiuo metu Baltijos lygoje yra 4.